Šios dienos pamoka yra skaidrus žymėjimas, kopijavimas, įklijavimas, pernešimas. Mūsų tikslas šios pamokos pabaigoje gauti tokį paveikslėlį. Kaip jis yra daromas? Atsidarome piešimo programą ir mes turime nusipiešti kvadratėlį. Pasirenkame stačiakampio figūrą ir mes jį tiesiog imame ir nusipiešiame. Turime pirmąją figūrą. Spustelime bet kurioje balto lapo vietoje. Antros figūros mes nepiešime. Kad mes gautumėm vienodas figūras, mums reikia ją kopijuoti. Tačiau kaip kopijuoti, kad mums būtų ta figūra visiškai vienoda ir jeigu mums pasižymėjimui reikėtų daugiau erdvės, mes ją galėtumėm neštis tik rėmelį. Pirmoje vietoje mums reikia pasižymėti, kad mes žymime skaidriu žymėjimu. Einame į mūsų pradžios kortelėje vaizdo lauką, išsiskleidžiame pažymėti trikampiuką ir paspaudžiame skaidrus žymėjimas. Paspaudus skaidrus žymėjimas galim vėl išsiskleisti, pamatysime, kad yra varnelė užsidėjus. Mums to reikia. Tada paspaudžiame va šitą viršutinį stačiakampį, kuris reiškia, kad mes įsijungiame žymėjimą. Atsiranda mūsų pelytė, burbuliukas su kryžiuku. Paėmėm ir apglėbėme tą figūrą, kokią mes norime kopijuoti, didesniu, platesniu rėmeliu. Tada, kai mes jau pasižymėjome tą vietą, mums reikia nusikopijuoti. Galime naudoti klavišų kombinaciją Ctrl+C arba tiesiog paspausti kopijuoti. Spustelim bet kurioje vietoje, kad mūsų būtų nebepažymėta zona ir paspaudžiame įklijuoti. Štai mes turime figūrą, kuri tarsi užlipo ant pirmosios figūros. Kai mes užvedame pelytę per centrą, atsiranda 4 krypčių rodyklė, vadinasi, mes figūrą galime pernešti. Nuspaudžiame pelytę ir nešame ir maždaug akimis išlyginame. Štai turime pirmą figūrą pirmoje vietoje. Vėl spaudžiame įklijuoti. Antrą kartą kopijuoti nereikia, kol mes dar nesutvarkėm šitos figūros. Štai turime dar vieną kvadratėlį. Dar kartą klijuoti ir vėl mes turime dar vieną kvadratėlį. Štai turime pirmuosius kvadratėlius. Pasižiūrėkime į pavyzdį. Turime kvadratėlius, antra figūra yra apskritimas. Piešiame apskritimą. Pasirenkame apskritimą. Nusipiešiame apskritimą, spustelime laisvoje vietoje, įsitikiname, kad mūsų varnelės skaidrus žymėjimas įjungtas, spustelime laisvoje vietoje, įsispaudžiame žymėjimo mygtuką, jisai pamėlynuoja, iš toliau apsiglėbėme figūrą, jinai turi būti nenukirsta, o apglėbta, pažymėta plačiau. Dabar vėl spaudžiame kopijuoti, nes mums dabar reikia, kad nusikopijuotų apskritimas. Spustelime laisvoje vietoje ir spaudžiame įklijuoti. Vėl mes taip pat pasidarome figūras ir jas įsidėliojame. Trečia eilutė yra trikampiai. Atkreipkite dėmesį, kokie tipo trikampiai. Pasirinkame trikampius, ne stačiojo trikampio pavyzdį, o paprasto trikampio. Nusipiečiam trikampėlį, įsitikinam, kad skaidrus žymėjimas, įsijungiam pažymėti, apglėbėme figūrą, kopijuojame, įklijuojame. Ir
įklijuojame. Ir įklijuojame. Ir viskas. Turime štai dar vieną eilutę. Toliau yra rodyklė, žvaigždutė, širdelė ir mintis, ar ne? Tai šitas figūrėlės jau reikia nusipiešti. Irgi maždaug tokio dydžio, kaip čia pavaizduota. Rodyklė, mūsų yra rodyklė, štai ta kryptis. Nusipiešime rodyklę. Tada yra, įsitikinam, kokio tipo žvaigždutė, penkiakampė. Pasirenkam penkiakampę žvaigždutę, nusipiešiam penkiakampę žvaigždutę. Jeigu jinai pakliuvo ne toj vietoj, mes galim ją pakoreguoti, nusinešti, kurios reikia. Pasižiūrim toliau. Širdutė. Širdutės nesimato, todėl išsiskleidžiame papildomai mygtuku. Pasirenkame širdutę, galima ją netgi nusipiešti šalimais ir tiesiog nusinešti, kur mums jos reikia. Toliau eina minčių debesėlis. Minčių debesėlis. Irgi nedidelis debesėlis. Mes jį nusinešam, kur mums jo reikia. 4 eilutės turime. 5 eilutė yra stačiakampis su apvalintais kampais. Stačiakampis su apvalintais kampais. Toliau yra rombas. Toliau yra penkiakampis. Ir lieka mums šešiakampis. Štai turime pagrindinį piešinį. Ką darome toliau? O toliau mes pasižymėsime visą piešinį, kiek mes jo čia nusipiešėm, ir nusikopijuosime jį visą. Įsitikinam, kad yra skaidrus žymėjimas, įsijungiame žymėjimą viršuje. Patogiausia žymėti nuo pačios į viršų ir atleidžiame. Kopijuojame, įklijuojame. Kai įklijuojate, tiesiog patraukite į šoną ir persineš jums piešinys, nes jis įsiklijuos lygiai į tą pačią vietą, jeigu mes iki viršaus nuvedame pažymėjimą. Ir jums belieka pagal spalvas atsirinkti ir nuspalvinti. Raudonai, žaliai, mėlynai, geltonai, violetinė, rožinė spalva. Kad mes galėtume matyti visą vaizdą, mes galime jį susimažinti. Ar ne? Ir tada taip. Pasirenkame kibiriuką, pasirenkame raudoną spalvą. Antrą spalvą galima pasižymėti žalią spalvą. Atsiminkite, kad kibiriuko kairysis klavišas mums leidžia spalvinti raudonai. Dešinysis klavišas jau mums leis spalvinti žaliai. Taip, širdutė, rombas. Toliau mums reikia mėlynos spalvos, geltonos. Tarkim, grįžtam, jeigu padarom kažkokį kitą. Geltona spalva, mėlyna spalva. Taip, pasitikrinam. Mėlyna yra kvadratukas apskritimas ir žvaigždutė. Toliau geltona yra trikampis, penkiakampis ir kvadratėlis. Toliau mums dar reikia violetinės spalvos ir rausvos spalvos. Štai turime piešinį. Ką jūs dar turite padaryti prie šito piešinio, tai yra pasinaudoti teksto rašymo įrankiu
Tik pirmą spalvą nustatykite juodą, antrą spalvą palikite baltą. Standartiškai pasirinkite tekstą, nusibraukite lauką ir įsirašote savo vardą, pavardė 5. Jūsų tikrasis vardas, pavardė 5. Spustelime tuščioje vietoje. Jūsų piešinys turėtų gautis labai panašus į mano. Antras labai svarbus dalykas – tinkamai išsaugokite piešinį ir nefotografuotą darbo lauką, o patį piešinį, originalų failą, jūs turite atsiųsti man. Nebent tas kompiuteris, su kuriuo jūs dirbate, neturi interneto. Tokiu atveju tik tais leidžiu fotografuoti jūsų darbą ir man atsiųsti. Kaip reikia išsaugoti? Einame į failas, įrašyti, atsidaro mūsų lentelę, išsisaugoti galite darbalaukis ir va čia yra failo vardas. Jo vietoje rašote savo vardas, pavardė 5, piešinys 1. Nieko daugiau nereikia išskyrus vardas, pavardė 5, piešinys 1. Vardas ir pavardė privalo būti iš didžiųjų raidžių. Jeigu yra lietuviški simboliai kaip nosinė ar dar kokia nors speciali raidė, juos turite parašyti. Jau tą mokėtės. Ir spaudžiame įrašyti. Mūsų vardas, pavardė 5, piešinys 1, pavadinimas viršuje pasikeitė. Mums šito reikia. Šitą failą susirasdami prikabinate prie tamo laiško ir atsiunčiate man iki kitos pamokos. Gero darbo. PS. Jeigu ko nepamatėte, atsisukit vaizdo įrašą ir dar kartą pasižiūrėkite. Sėkmės.